Norėjau pasiteirauti pono Vaikšnoro. Šiandien matau viešoje erdvėje, kad jisai pasisako, kad kas prieš tą poligoną, tai yra Kremliaus tenai kažkokie tai vatnikai, visokie tokie. Tai jūs galvokite, jūs atvažiuojate į Lazdijus susitikimui su žmonėmis. Tai kaip jūs galvojate, kaip jūs priims, kaip jūs gali priimti. Ir jūs visi ant scenos sėdintys, jie yra išlaikomi šitų, kurie apačioje sėdi. Suprantate? Jum jie moka algas, o jūs jiem vadovaut norite. Antras dalykas. Antras klausimas, taip iš karto. Antras dalykas. Jūs atsimykite, kas buvo po antrojo pasaulinio karo. Pas ką partizanai kreipėsi? Pas ką jie? Pas šitų žmonės ėjo, valgyt prašė, ar ne? O kur jūs dabar kreipsitės, kad jūs tuos visus miškus išskirsite? Kur kreipsitės? Kažkas duos palaikydą, baigsiu. Tai jūs pagalvokite apie tai. Ar jūs galite atsakyti? Galite. Aš irgi, kaip 91 buvau Lazdijuose pirmas savanoris. Lazdijuose pirmas savanoris. Dzidulis mano Ulonuose Lazdijoje tą Lietuvos irgi tarnavo. Tai kažką tai apie tą Lietuvą galvokit, o ne, kad jums algų moko, jūs darot, kaip jums išeina. Pagarba tau ir pagarba tavo senoliui.